Gyvos pasakos. Sveiki vaikai ir jų tėveliai. Su jumis Gyvos pasakos, na ir šį kartą aš, mama miško nimfa, o su manim mano bičiulis Lazdočius. Na, o pasaka, kurią šį kartą paskaitysiu, yra apie raudonąją vištelę. Raudonoji vištelė su savo viščiukais gyveno diendaržyje. Ji vaikštinėdavo kasdien kudakuodama ir kapstė žemę, ieškodama sliekų savo mažyliams, kurie labai mėgo sultingus, storus, riebius sliekus. Vos vištelė rasdavo kokį, tuojau karkdama kviesdavo vaikus, o šie kaip mat subėgdavo. Padalijusi radinį, vėl kudakuodama kapstė žemę ir toliau ieškojo sliekų. Šalia daržinės durų prieš saulę tingiai snaudė katinas ir nei nesivargino vytis aplinkui šmirinėjančios žiurkės, o ta davėsi, kiek jai patiko aplink. Tuo tarpu kiaulidėje, kriuksinčiai kiauliai, apskritai rūpėjo tik tai prisėsti ir kuo storesniai būti. Vieną vasaros dieną, besikapstydama dulkėse, raudonoji vištelė rado grūdą. Jis sužinojo, kad tai kviečio grūdas, kurį pasėjus galima užsiauginti daug grūdų, o sumalus juos išsikepti duonos. Raudonoji vištelė prisiminė visą dieną snaudžiantį katiną, kiek patinka aplink šmirinėjančią žiurkę ir kiaulę, kurios vienintelis rūpestis buvo prisėsti. Kas gali pasėti šitą grūdą? Gražiai sušuko ji. Ne aš, sumiaukė katinas. Ir ne aš, cypsėjo žiurkė. Nu tikrai ne aš, sukruksėjo kiaulė. Na kągi, nusiminė raudonoji vištelė, aš pati pasėsiu. Ir ji pasėjo tą grūdą. Pailsėjo ir toliau dirbo savo darbus, kudakuodama ieškojo sliekų vaikams pamaitinti. Tuo tarpu katinas storėjo, žiurkė šmirinėjo ir irgi storėjo, kiaulė taip pat, na, o kvietys po truputį ėmė augti. Vieną dieną raudonoji vištelė nusprendė, kad kvietys jau užaugo, prinoko ir galima derlių nuimti. Kas nukirs kvietį, garsiai sušuko ji. Ne aš tikrai, sumiaukė katinas. Ir ne aš, cyptelėjo žiurkė. Nu tikrai ne aš, sukruksėjo kiaulė. Na kągi, karktelėjo raudonoji vištelė, aš pati nuskinsiu. Ir susirašė kirsti tą kvietį. Nuėjo į daržinę, tarp ūkininko padargus susirado pjautuvą ir kudakuodama nukirto kvietį. Gražiai nukirstas kvietys gulėjo ant žemės, bet viščiukai cypsėje apstojo ją ir reikalavo dėmesio, skųsdamiesi, kad motina jais nesirūpina. Vargšė raudonoji vištelė nežinojo ne ką daryti ir kaip viską suspėti. Reikėjo pasirūpinti ir viščiukais, ir kviečiu. Kas iškuls kvietį? Tikėdamasi pagalbos vėl sušuko ji kaip ir pirmus kelius kartus. Tikrai ne aš, sumiaukė katinas. Ir ne aš, cyptelėjo žiurkė. Nu jau ne, sukruksėjo kiaulė. Na kągi, gūžtelėjo raudonoji vištelė savo pečiais. Aš iškulsiu. Ir susiruošė kulti kvietį. Žinoma, pirmiau prisirinko sliekų viščiukams, kad jie būtų sotus, na ir aišku laimingi. Kai mažyliai sumigo popietės miego, vištelė susirinko grūdus ir juos iškulė. Kas nuneš kviečio grūdus į malūną? Kad malūnininkas sumaltų, garsiai sušuko ji. Tikrai ne aš, tarė katinas kaip visada. Ne aš, tikrai ne aš, cyptelėjo žiurkė. Tikrai ir ne aš, sukruksėjo kiaulė. Na kągi, tarė raudonoji vištelė, aš pati nunešiu. Ir išsiruošė į malūną. Raudonoji vištelė užsikėlė ant nugaros maišą su grūdais ir išėjo į malūną. Malūnininkas primalė daug gražių, skanių miltų,
O ji klumpodama atgal sugrįžo. Ir nors nešė sunkią naštą, dar surado vieną kitą sultingą slieką savo mažyliams. Kai grįžo, jautėsi tokia pavargusi, kad anksti nuėjo miegoti. Raudonoji vištelė būtų norėjusi dar ilgiau pamiegoti. Bet viščiukai ją prikėlė. Cip, 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 cipsėdami reikalavo pusryčių. Atsibudusi ji prisiminė, kad tądien turės iš miltų kepti duoną. Pamaitinusi vaikus, nuėjo ieškoti katino, žiurkės ir kiaulės. Ko, kas iškeps duoną, garsiai sušuko ji. Ne aš, kaip visada sumiaukė katinas. Ir ne aš, cipsėjo žiurkė. Ir ne aš, sukriuksėjo kiaulė. Na kągi, ko, sumurmėjo raudonoji vištelė. Aš pati iškepsiu. Ir susirašė kepti duoną. Užsirišo švarę prijuostę, užsidėjo baltą virėjo kepurę ir ėmė skaityti receptą. Paskaičiusi užmaišė tešlą, suminkė ją, padarė kepaliukus ir pašovė juos į krosnį. Pagaliau duoną iškepė. Diendaržyje pasklido malonus kvapas. Katinas, žiurkė ir kiaulė džiūgaudami uodė orą. Raudonoji vištelė kuodama patraukė prie krosnės ir taip pat džiaugiasi puikia duona. Nieko stebėtina, argi ne ji viena nudirbo visus darbus. Kai raudonoji vištelė atidarė krosnį ir išėmė puikiai iškepusius rudus kepaliukus, staiga paklausė. Ko, kas valgys duoną? Tai ji padarė iš įpročio, nekviesdama kaimynus. Aš, miau. Iškart prisistatė katinas. Ir aš, cipsėjo žiurkė. Duonos tai jau tikrai neatsisakysiu, sukriuksėjo kiaulė. Ko, ne jūs, nusijuokė raudonoji vištelė. Aš pati suvalgysiu. Ir ji, nepatikėsite vaikai, suvalgė visą duoną. Dar aišku, su savo vaikais pasidalino. Tiek buvo pasakos šį kartą. Ačiū visiems buvusiems kartu. Noriu jūs pakviesti prenumeruoti Gyvos pasakas YouTube platformoje, taipogi sekti mūsų profilių socialiniuose tinkluose ir sakau iki kitų pasakų. Gyvos pasakas.